Nu ką, perkam surelius, tai visus reikvėjom. Šitie džiaugiai skanus, bet jaučiu neskaito kaip surelė, ne? Čia jau šokoladukas. Tiek surelių. Užteks tau? Jo. 13 eurų už surelius, tokia ilgia čekis. Nu ką, nusipirkom keletą surelių. Kiek turim įdomu? Turim 25 surelius. Pirmą ėmėm visus vanilinius, tada ėmėm šokoladinius ir tada ėmėm įdomių skonių sureliukus. Tai taip ir manau testuosim. Pirmą vanilinius, tada šokoladinius, tada įdomių skonių. Išrinksim po vieną geriausią ir galiausiai iš tų geriausių išrinksim patį geriausią vinerį šio vakaro. Bet žiūrėk, čia vanilinis, o čia kondensuotas pienas. Skaitykim, kad čia tas pats. Ai ne, tai čia tada prie kitų dėsim. Va čia su kokosais. Dėma nemėgsta kokosų, primenu, Dėma nemėgsta kokosų. Mes vanilinius realiai visus paėmėm. Gerai, taigi, pirmiausiai testuojam visus vanilinius ir pirmas bus, sakyk, stop. Stop. Šitas, man atrodo, pats pigiausias, 25 centai. Jo, aš kažkaip nežiūrėjau į kainas šiandien. Negaliu pasakyti. Toksai surelis pats pirmas. Pats pigiausias. Šiaip pakelis gan aukštas, surelis gan mažiukas. Mažiukas. Visas subirėjo. Nu, subirėjęs šokoladas. Kandu. Labai primena magiją, man atrodo. Žinot, kas dar primena magiją? 5G interneto greičiai. Ar tavo telefonas turi 5G? Gali nesunkiai patikrinti eidamas į nustatymus. Spaudi ryšiai, mobilieji tinklai. Ir jei prie tinklo režimo matai 5G, reiškia telefonas turi 5G. Ir dabar vos už 10,73 eurų per mėnesį turėsi neribotus gigabaitus, SMS, skambučius ir 5G. Daugiau informacijos nuoroda aprašyme. Biškai turi tokią cheap skonio. Na, jeigu reiktų vertinti, šit būtų prie pigesnių pusės. Bet jisai nėra blogas. Nėra šiaip. Dabar pabandom magiją, nes šitas skonis kinda panašus į magijos. Vienas, manau, iš populiaresnių surelių Lietuvoje. Man tai buvo, kad jie patiko, tada žiauriai nepatiko, o to vėl patiko kažkodėl. Gerai, ragauju. Ragauk. Gerai. Visiškai toks. Ja. Tas jau jaučiasi, kad brangus. Geresnis. Šokoladas skanesnis, įdaras skanesnis ir toksai rich skonis. Good. Magija kol kas geriausia, kurios pats tau. Dabar imam vilkiškių. Toksai gelsvas. Pas mus, man atrodo, mokyklą duodavo nemokamai kartais surelį. Eik tu. Jo, pradinėse klasė duodavo arba surelį nemokamai, arba daržovę, arba vaisių. Norėjau sakyti panašus į patį pirmą, bet geresnis. Tas toks pirmas, nes jis minkštas toks. Panašus į pirmą kaip minkštas. Nes, pavyzdžiui, magijos tai toks kietesnis šokoladas. Čia kažkoks kitoks skonis. Šitas žymiai saldesnis. Jo. Jis toks, čia nesurelis jau ne. Čia jau toksai... Ledas. Nu, jeigu šalit būtų žiauriai skanu. Jo. Tai kur vertini? Per vidurį. Tai kol kas magijos vis tiek laimi. Jo. Gerai. Champion magijos. O, čia turėsim daug po pusę surelio. Imam šitą dabar. Čia yra, kadangi pirkom Rimi, tai čia Rimi. Rimi surelis? Rimi surelis. Rimi surelis kitas. Čia be laktozės. Kažką labai primena. Vaikystė tokia, vaikystės skonis. Netoks minkštas kaip tie. Net ne vaikystės, man atrodo, iš praeito gyvenimo čia mano skonis. Man nelabai. Man irgi neatrodo, kad tėvai valgydavo tokius. Tėvai neskonius valgydavo. Nu jo, nes buvo tie laikai. Šitas nelabai. Magija kol kas laimi. Bet aš nežinau, kuris man neskanesnis. Ar tas? Ar pirmas, ar šitas? Kol kas laimi magijos surelis. Gerai, tada. Šitas labai panaši pakuotė į tą. Čia yra... Čia toks pats? Ai, čia toks pats, tiesiog mažiau cukraus. Kailis, toks pats vilkiškių, tik mažiau cukraus. Ir pamenį sakiau, kad buvo labai saldus. Ir šokoladas rudas, primint, kaip karamelinis, atrodo. Tai čia nebus kondensuotų pieno. Apšia gaidys. Kaip ir sakei. Kaip sakiau, pradžiai atrodo lievas lyginus tais, nes labai minkštas šokoladas jo atrodo, kad beveik nėra. Bet po to įsivažiuoju ir toksai smooth deal. Gerai, bet šitas good, atrodo, kad šito gali daugiau suvalgyti negu tu. Nes less sugar. Jo. Less sugar, less spice. Less everything nice. Judam prie kito. Magija kol kas laimi. Vanilinių dar šiek tiek liko. Šitas legendary. Toksai jis kitoks įpakavimas. Man šitas atsimenu labai patikdavo. Saugonom būdavo original, čia vanilinis. Toksai išpakavimas žiauriai įdomus. Surelis visiškai nesubirėjęs, reiškia kindas storas šokoladas. Bandau. Ai, galvau, bus garselis, žinai, kaip sutraško. Sureliai visi tokie panašus, bet visi skirtingi dabar, kai ragauji. Jisai turi tokį special atskonį labai. Man tai pirkdavo arba magiją, arba šitą. O šitą pakuotę yra tikrai tokia kieta. Toks good. Bet tokia senovinė. Ir jie net nekeitė, jaučia dizainą. Nekeitė.
Malodėt. Malodėt. Kartais reikia išlaikyti seną. Taip, jis turi tokį specifinį atskonį. Gali kažkam nepatikti, gali kažkam patikti. Ai, pamenu dabar šitą atskonį. Kai būna, ryte atsikeli ir biškai bloga, tai tada nenori tokio valgyti su tokio atskoniu. Tai ką, dedam pirmą vietą ar ne? Nu, ar gal ne? Aš irgi ne. Magija kol kas laimi, judam toliau. Sūrelis Pols. Šitas naujas, ne? Anksčiau nebūdavo tokių, kai vaikai būdavo. Ir jo pakelis toks jau popierinis labiau. Varai. Ragauji. Geras? Aš Pols net nežinau skonio. Man šitai pirmoji vietoje. Labai saldu. Todėl pirmoji vietoje. Vapšė kitoks skonio. Džiauriai skanu man. Aš nesijaučiu ragavus šitų. Bet džiauriai skanu man. Skanu. Bet šitas turėtų būti, man atrodo, panašus. Dedam į pirmą vietą. Aš tai šitą dedu į pirmą vietą. Nu, mano ribos į pirmą vietą, bet dedam. Šitas yra mano mamos mėgstamiausias. Šitas? Jo. Ir man atrodo, jie yra iš anksčiau atsimenu, kad jie yra expensive. Man šitai patys skaniausias su karamelė. Ir jis yra, matai, kitoks. Jo forma jis toksai yra storulis. Ir ne šitai prikastinu, bet jau taip pat pakavai. Jis žiauriai riebus toks, ne? Visai riebus ir šokoladas šiek tiek kartus. Gerai, kad mes saldus. Jo, šitas geras. Aš dedu į pirmą vietą. Man šitas pirmoji, Pols antroji, Magija trečioji. Gerai, liko 2. Ir čia šitai yra legendary. Pasaka ir nykštukas. Aš kad einu parduotuvę ir sprendžiu, ar nykštuką ar pasaką. Kurį įimam? Aš imčiau turbūt nykštuką, tai pirmą pasaką paėmu. Gerai. Man patinka pasakos sūreliai, nes pas juos žiauriai storas šokoladas. Ir būna tas trakšt. Ir būna tas trakšt toksai. Jaučias toks labiau varškės. Kaip jie visi turi tokį specifinį skonį. Blind testą daryčiau, atskirčiau kur šitas, kur Karums. Jie visi skirtingi, visi skanūs. Karums, Pols, Magija ir šitas turi visi skirtingus atskonius ir visi skanūs. Nors aš nežinau, man va šito ne. Ne? Man šitas ne. Kartus toks. Sakau, gerai, kad mes saldus. Testuojam nykštuką. Man jau too much sugar. Mane. Irgi riebus zaraza. Bet dabar, kai visus ragauju, jis toks kitoks. Norisi jį taip ilgai laikyti burnoj. Aš šiaip labai daug anksčiau valgydavau šitų, tai toks jau pripratęs mano liežuvis prie šito skonio. Linkėjimai tam, kas pakomentavo šitą video idėją. Labai gerai, man labai patinka. Rašo, galite pratestinti visus sūrelius. Prašau, testinam. Tai kurie vanilinį dedame pirmojo vieto. Šitą dedėm. Karums. Gerai, dedam Karums. Tebūnė. Bet jis toks labai riebus, storuliukas toks. Bet mažiukas. Next up, šokoladiniai. Turim 3 šokoladinius. Ir Magija, Pasaka ir Karums. Kurie buvo realiai top vaniliniai. Bet ne, čia nėra vieno. Nykštuko šokoladinio nėra. Tu ėmei? Ne. Tai dabar nebus nesąžininga. Nesąžininga. Tai pridedam prie visų. Ne, tiesiog net netestuojam. Šokoladinį netestuojam. Dabar testuojam keistus. Gerai, dabar turim įvairiausių skonių. Šitas mažiausiai keistas iš keistų. Čia yra tas, kur buvo vanilinis, tai jis toks pats tik su agonom. Žiauriai keistas. Šitas turi geriausiai įpakavimą, galiu pasakyti. Išbadęs. Su agonom. Way better negu tas. Jis legendary. Legendinis. Geras. Dabar testinam kokosinį. Šitas man nepatiko. Žiauriai nepatinka kokosai. Ar išdrįsi paragauti? Nedrįsiu. Man nėra, kad aš negaliu valgyti. Tiesiog pasirinkčiau geriau nevalgyti. Aš kokosus tai mėgstu, žinokit. Good. Jaučiasi kokoso drožlės. Pala? Ant galo, fui. Kažkokį atskonį keistą turi. Bet overall, kinda good. Vyšnios ir migdolai pasakos. Skanus, bet turi tokį įdarą. Visai good. Valgyčiau. Aš nevalgyčiau. Dievantė nevalgytų. Nu gerai. Aš noriu paragauti su romu. Man irgi. Visą laiką, kai testuojam kažką daug, būna bloga. Skirius kievus gal nebuvo bloga, kai testuojam. Ar mes turime pirmą sūrelį, kurį reikės išspjauti? Taip, turime. Visiškai kaip tie saldainiai. Dar stipriau čia kažkaip. O dieve. Fui. Nykštukas vadinasi Pink Velvet. Pažiūrėk, kaip šaltibarštis. Geras. Rožinis sūrelis. Pirmasis sūrelis. Rožinis. Skanus? Vidus toks pat, bet išorė jinai yra gumos skonio. Tai man nepatinka. Man primena šiek tiek braškinį pieno ledų kokteilį. Bet I'm not a fan. Man nepatinka tokie ledai su uogom, ten vaisiniai. Man patinka caramel, chocolate ir vaniliniai. Sūrelis su mangais. Niekada nebandžiau. Turbūt šiek kaip guminukas. Skanus. Ne. Kivi sūrelį ir tikiuosi, kad jis bus žalias. Šitaip atrodo package'as. Jeigu bus žalias... Visą suvalgai. Ne.
Čia būtų didžiausia bausmė. Jisai žalias. Jisai žalias. Ar man dabar reiks visas valgyt? Čia nesijaučia kyvė vapšė. Jis atrodo paprastas su rūgštelė. Which is kind of good. Šitas visai geras. Ir aš nekart. Kyvė atsiklyčiu jo. Viskas, ate, aš nebegaliu. Kuris dabar pats geriausias iš visų, kurius predstavom? This one. Vienas geriausių. Šitas su aguonom, manau, iš keiščiausių buvo skaniausias. Tada iš keistų keiščiausių. Kyvė buvo geras, nes tiesiog nepriminė nieko keisto, o paprasta. Šitas man buvo skaniausias šiandien. Parašykit komentaruose, kuris surelis yra jūsų. Pats mėgstamiausias su jumis buvo. Deimantė Padaitė. Ir aš Andrius Talžūnas. Ką dabar man tada sakyti? Ką tada man sakyti? Deimantė Padaitė. Ir aš Andrius Talžūnas. Viso! Surelinai mano mikrofą. Subscribe. Ką dabar daryti su tiek pusių surelių? Padaryti vieną. Second. Oh my god.